silkė su burokėliais, bet kitaip. Skanu, gražu, sulaukia nemažai komplimentų, nors reikia šiek tiek pasistengti. Bet jei gaminsime su meile, tai manau, kad tikrai pavyks. Tad kviečiame virtuvę gerą nuotaiką ir keliaujam tarkuoti virtų burokėlių. 200 gramų virtų burokėlių sutarkuojame per smulkesnę tarką. Kuo sodresnė bus burokėlių spalva, tuo gražesnės spalvos bus ir mūsų vyniotinis. 3 kiaušinių baltymus ir pusę arbatinio šaukštelio druskytės išplakame iki purių putų. Į burokėlius supilame 3 išmaišytus kiaušinio trynius ir permaišome su burokėliais. Bemaišant suberiame 8 gramus kepimo miltelių. Ir sudedame išplaktus kiaušinių baltymus. Dabar maišome atsargiai, sukamaisiais judesiais iš apačios į viršų, kad baltymai neprarastų purumo. Pilame 1 valgomąjį šaukštą augalinio aliejaus ir persijojame 80 gramų miltų. Viską atsargiai permaišome, taip pat lengvai sukamaisiais judesiais iš apačios į viršų, taip išsaugodami biskvito masės purumą. Kepimo formą išklojame kepimo popieriumi, šiek tiek patepame augaliniu aliejumi ir supylus biskvito masę ir gerai išlyginus, forma keliauja į įkaitintą iki 190 laipsnių orkaitę, kur keps 25–30 minučių. Ar biskvitas iškepęs, tikriname mediniu krapštuku. Na, o mes, kol biskvitas kepa, išilgai per pusę perpjauname 1 didelės silkės filė. Silkė būtinai turi būti gerai numirkyta, kad nebūtų labai sūri. Galima panaudoti ir skaniai pamarinuotą silkę. Prie silkutės puikiai tiks svogūniukai. Tai mes dabar ir susmulkiname šiek tiek svogūno laiškų. Iškepusi biskvitą patikriname, kad nebūtų prikibęs prie kepimo popieriaus. Leidžiame atvėsti ir formuosime vyniotinį. Biskvito lakštą pertepame nesaldžiu kreminiu varškės sūreliu, tipo Filadelfija. Mums jo reikės apie 300–350 gramų. Barstome svogūnų laiškais ir viename krašte dedame silkutę. Silkę skaniname 2 arbatiniais šaukšteliais grūdėtų dižono garstyčių. Ir susukame vyniotinį. Taip paruoštą vyniotinį paspausdami įvyniojame į maistinę plėvelę. Gerai užsukame plėvelės galus ir vyniotinis keliauja 6–8 valandoms į šaldytuvą. Aš tokį silkutės variantą gaminau per Kalėdas. Svečiams ir šeimos nariams patiko.
Tad nusprendžiau tokią silkę ir Velykų stalą paįvairinti ir su jumis šiuo receptu pasidalinti. Gražu, skanu ir neįprasta. Šiandien jūsų dėmesio laukia labai skanus, gražus ir pigus vyniotinis iš kiaulienos kulkštino, kuris puikiai tiks ir Velykų stalo paįvairinimui. Ir mums reikės šviežio kiaulienos kulkštino, kurį reikia 2-3 valandas numirkyti šaltame vandenyje, kad išsiplautų nereikalingas kraujas. Numirkytą kulkštiną gerai nuplauname ir nusausiname. Apžiūrime, kad oda būtų švari. Taip pat mums reikės atsargiai, nepažeidžiant odos, išpjauti ir išimti kaulą. Ir tai neužims daug laiko. Mėsytę nuo kaulo nupjaustome, nes juos mums dar prireiks, o iš kaulo galime išvirti puikią sriubytę ar sultinį. Taip pat išpjaustome sausgyslės, nes jų mūsų vyniotiniui tikrai nereikia. Kulkštinė yra labai daug raumens, kurį reikia skersai ir išilgai supjaustyti. Pjaustome taip pat atsargiai, stengdamiesi nepažeisti odos. Taip paruoštą mėsytę negailėdami atmušame mėsos plaktuku. O su nupjaustyta nuo kaulo mėsa užpildysime tuščias vietas, kur buvo kaulas. Šimtą gramų šaldytų špinatų skaniname 4 skiltelėmis per presą išspausto česnako. Dviem arbatiniais šaukšteliais garstyčių, arbatiniu šaukšteliu druskos ir pusę arbatinio šaukštelio maltų juodųjų pipiriukų. Viską permaišome ir gerai įtrinsime į mėsą. Stengiamės, kad marinatas patektų į visas įpjovas. Dar vyniotinį paskaninsime ir pagražinsime su tarkuota morkyte, kurią taip pat tolygiai paskirstome ant mėsos.
Taip paruoštą kulkštiną susukame. Labai suspausti nebūtina. Ir keliose vietose surišame virvelę, kad beverdant neišsiskleistų. Jei specialios virvelės neturite, galima panaudoti paprastą siūlą. Kepimo rankovę perkirpsime išilgai, nes mums reikės plėvelės vyniotiniui suvynioti. Ant plėvelės beriame arbatinį šaukštelį druskytės, pusę arbatinio šaukštelio maltų juodųjų pipiriukų ir arbatinį šaukštelį su kaupu parūkytos paprikos miltelių. Vyniotinį pavoliojame prieskoniuose. Ir susukame į plėvelę, užrišdami galus. Start. I need someone to empty this heart. Any direction now. Ir dar keliose vietose perišame plėvelę virvelę, kad beverdant plėvelė neišsipūstų ir neįtrūktų, nes tada ištekės viduje esančios mėsos sultys ir vyniotinis bus labai sausas. Į puodą dedame paruoštą vyniotinį. Užpilame verdančiu vandeniu, kad pilnai apsemtų. Prispaudžiame apverstą lėkštelę, kad vyniotinis neplaukiotų paviršiuje. Ir užvirus vandeniui kaitrumą sumažiname ir vyniotinis virs 3 valandas. Laikui praėjus vyniotinį išimame iš vandens ir dar karštą paspaudžiame. Aš panaudojau tą patį puodą su vandeniu. Taip paslėgtas vyniotinis keliauja į vėsią vietą, kur slėgsis 4–5 valandas. Mano atveju vyniotinis ilsėjosi lauke per naktį, nes naktis pas mus dar pakankamai vėsios. Na, o štai toks suspaustas grožis ir skonis sugrįžo. Dabar mes jį išlaisvinsime iš visų suvaržymų ir pažiūrėsime, kasgi viduje. Gražu, labai skanu ir pigu.
Supjaustome plonomis riekelėmis, perkeliame į lėkštę ir mėgaujamės. Tiesa, šis vyniotinis turi vieną labai didelį trūkumą, nes kartais išgaruoja tiesiog virtuvėje, taip ir nepasiekia šventinio stalo. 2 receptai pievagrybių mėgėjams. Taip įdarytus pievagrybius nesudėtinga paruošti, įdomiai atrodo, neužima daug laiko, labai skanu ir galima kuo puikiausiai padėti ir ant vaišių stalo. Taip paruoštus pievagrybius skanu valgyti tiek karštus, tiek ir šaltus. Galima valgyti su įvairiais garnyrais ir be jų. Pievagrybių dydis ir spalva gali būti pagal kiekvieno mūsų skonį. Pirmam variantui mums prireiks 500 g pievagrybių, 1 paprikos, pundelio petražolių, 2-3 skiltelių česnako, 60 g tarkuoto sūrio, 4 valgomų šaukštų grietinėlės, augalinio aliejaus, druskos ir pipirų pagal skonį. Iš pievagrybių išimame kotelius ir nupjaustome čerpetojusius kraštelius, bei išskobsime vidų, kad kuo daugiau tilptų įdaro. Na, o kol darbuojamės, noriu visus padėkoti už mano kanalo palaikymą, prenumerata, laikais ir komentarais. Smagu, kad mūsų draugiška bendraminčių kompanija vis didėja. Pievagrybių kotelius susipjaustome smulkiais kubeliais. Smulkiais kubeliais susipjaustome papriką. Ir jį keliauja pas pievagrybius. Smulkiname petražoles. Ir sutarkuojame česnaką. Sudedame tarkuotą sūrį. Druska ir pipiriukai pagal skonį. Supilame grietinėlę ir viską gerai permaišome. Kepimo formą patepame aliejumi. Sudedame pievagrybių kepurėles, papurškiame arba patepame aliejumi. Ir sudedame įdarą.
Kepsime įkaitintoje iki 200 laipsnių orkaitėje 30 minučių. Šitaip pagaminti pievagrybiai tiesiog išgaravo iš lėkštės, vos spėjus baigti filmavimą. Antram variantui pagaminti mums prireiks 500 g pievagrybių, 300 g vištienos, 1 svogūno, 100 g tarkuoto sūrio, aliejaus, pipirų ir druskos pagal skonį. Kaip ir pirmame variante, pievagrybių kepurėles atskiriame nuo kotelių. Išdidiname pievagrybių kepurėlių angą, kad daugiau tilptų įdaro. Pievagrybių kotelius susipjaustome smulkiais kubeliais. Smulkiai susipjaustome svogūną. Susismulkiname vištieną. Aš panaudojau porą vištos ketvirčių. Galima ir krūtinėles, bet vištos ketvirčiai yra daug sultingesni ir pievagrybiai gauna daug geresnį skonį, tik būtinai reikia nuimti odelę. Aliejuje apkepiname svogūną. Svogūnui suminkštėjus ir gražiai pageltus, į keptuvę sudedame pievagrybius. Pievagrybiams gražiai apskrudus, į keptuvę keliauja vištiena. Šiek tiek pakepiname, leidžiame susimaišyti skoniams ir kvapams. Pipiriname ir druskiname pagal skonį. Kepimo indą patepame aliejumi. Į pievagrybių kepurėles sudedame įdarą ir grybukai keliaus į kepimo indą. Uždengiame foliją ir kepsime įkaitintoje iki 180 laipsnių orkaitėje 20 minučių. Po to foliją atidengiame, pabarstome grybų kepurėles tarkuotų sūrių ir viskas keliauja atgal į orkaitę dar 10 minučių. Puošiame žalumynais ir mėgaujamės.
Gaminsime labai gaivias ir greitai pagaminamas salotas su tuna. Šioms salotoms pagaminti mums prireiks įvairių daržovių, tai pomidorų, paprikos, raudonųjų svogūnų, avokado, krapų papuošimui, vieno didelio arba 2-3 mažų agurkų, konservuoto tuno. Tunas gali būti savose sultyse arba saulėgrąžų aliejų, juodųjų alyvuogių, salotų lapų, balzamiko acto, alyvuogių arba kitokio augalinio aliejaus, kietai virtų kiaušinių, druskos ir pipirų. Pradžioje susipjaustysime svogūnų žiedais ir kelias minutes pamarinuosime balzamiko acte atskiestame virintų vandenį. Salotų lapus aš tiesiog suplėšiau ir sluoksniuojame salotas. Pirmas sluoksnis salotų lapai, toliau pomidorai. Pomidorus pjaustome per pusę ir supjaustome riekelėmis, šiek tiek druskos ir pipirų. Toliau sluoksnis agurko. Agurkas pjaustomas žiedais. Nuo svogūnų nupilame marinatą ir pusę svogūnų sudedame į salotas. Dabar sluoksnis paprikos. Papriką susipjausčiau taip pat nesmulkiai. Atėjo eilė tunui. Sudedame pusę turimo tuno. Ir sluoksniuojame toliau. Salotų lapai, pomidorai, paprika, agurkai, svogūnai, avokadą pjaustome kubeliais, jo užbaigsime salotų sluoksnius. Sudedame likusį tuną, kietai virtus kiaušinius supjaustome į 4 dalis. Salotas skaniname balzamiko actu ir augaliniu aliejumi. Sudedame kiaušinius, alyvuoges, puošiame krapais, ir užbaigiame avokado sluoksniu. Man dar šiek tiek norėjosi gyvesnės spalvos, tai aš dar uždėjau kelis čeri pomidoriukus. Salotos gavosi sultingos, gaivios ir skanios. Gaminsime labai skanę, su švelnaus gaivumo natele mišrainę, kurioje pagrindinėje rolėje vištų širdelės. Įdomu, neįprasta ir labai skanu. Šiai mišrainiai mes naudosime vištų širdeles, kietai virtus kiaušinius, tarkuotą kietą sūrį,
svogūnus ir naminį majonezą perpus su grietinė. Vištų širdeles įpjauname iki pusės ir gerai išvalome. Nupjaustome įvairias plėveles, žarnelių likučius ir labai gerai perplauname, kad neliktų susikaupusių kraujo krešuliukų. Į vandenį sudedame druską, pipirus, lauro lapus ir užviriname. Į verdantį vandenį keliauja širdelės, kur virs ant vidutinio kaitrumo apie 40–45 minutes. Laikui prabėgus viryklę išjungiame ir paliekame širdelės sultinyje iki pilno atvėsimo. Svogūną supjaustome šiaudeliais. Ir pamarinuosime apie 20 minučių acto, cukraus ir virinto vandens marinate. Šiek tiek druskytės ir pipiriukų. Marinato produktų tikslius kiekius rasite recepto aprašyme. Širdelėms visiškai atvėsus supjaustome jas šiaudeliais. Nuo svogūno nupilame marinatą ir paliekame svogūną ant sietelio, kad nutekėtų nereikalingas skystis. Kiaušinius taip pat supjaustome šiaudeliais. Sutarkuojame kietą sūrį ir sumaišome perpus majonezą su grietine. Visus produktus sudedame į salotinę ir permaišome su majonezo mišiniu. Naminį majonezą gaminam paspaudę nuorodą video viršuje. Skaniname su smulkintomis petražolėmis. Šiai mišrainiai labai tinka petražolės, tai kas turi, gali jų įmaišyti ir šiek tiek daugiau. Druska ir pipirai pagal skonį. Mišrainė labai skani, švelni, su malonaus gaivumo gaidele, kurią suteikia marinuotas svogūnas. Pavasaris ir norisi kažko gaivaus ir greitai pagaminamo, tad šiandien pas mus labai gaivios salotos su krevetėmis. Taip pagamintomis salotomis galima ir artėjančių Velykų stalą paįvairinti. Na kągi, čiumpam gerą nuotaiką ir pirmyn. Mums prireiks krevečių be kevalo, fermentinio sūrio, kiaušinių, majonezo, agurko, pomidorų, česnako skiltelės, krapų, na ir kaip visada pipirai ir druska. Agurką, pomidorą, sūrį ir kiaušinius susipjaustome kubeliais. Mano krevetės buvo šaldytos. Aš jas išviriau pasūdytame vandenyje, kai buvo nurodyta ant pakuotės. Pilną mišrainės receptą pamatysite video pabaigoje. Susismulkiname česnako skiltelę, krapus ir sudedame krevetės. Paskaniname pipirais, druska ir majonezu. Išmaišome, štai ir viskas. Greita, paprasta, labai gaivu ir skanu. Pasidalinsiu savo idėją, kuri šovė į galvą šiandien ryte, beruošiant pusryčius. Tiesiog dėjau į lėkštutes daržovės pusryčiam ir šovė geniali mintis. O kodėlgi man nesudėjus visų šių daržovių į vieną didesnę lėkštę? Ir vietos mažiau užims ant stalo, ir indų nereikės daugiau plauti.
Pagalvojau ir padariau. Ir visiškai neblogai žiūrisi. Tiesiog imam, ką turime ir leidžiame darbuoti savo fantazijai. O kaip jums tokia idėja? Rašykite komentaruose ir vertinkite piršteliais į viršų arba į apačią. Mano nuomonė, tai paprasta, gražu, patogu ir taupo vietą ant stalo. Mano šeimyna tai įvertino teigiamai. Artėja Velykos, tad šiandien siūlau išsikepti kalakuto šlaunelę, kuri puikiai tiks Velykų stalui, tiek kaip karštas patiekalas, tiek ir kaip šaltas. Paprasta gaminti, nereikalauja daug pastangų bei laiko ir tikrai sulauks komplimentų šeimininkės, nes mėsytė labai sultinga ir skani. Tad čiumpam gerą nuotaiką, žiupsnelį meilės ir keliaujame kepti šlaunelę su bulvytėmis. Pas mane tokia nemaža kalakuto šlaunis, beveik 4 kg. Ir aš dar nuskutau ir susipjaušiau 2 kg bulvių. Kalakutienai pamarinuoti mums reikės 10 skiltelių česnako, pusės stiklinės majonezo, kurį gaminame patys paspaudę video recepto nuorodą viršuje, 100 ml alyvuogių aliejaus, 100 ml sojos padažo, pusės stiklinės smulkintų žalumynų, pipiriukų, 1 valgomojo šaukšto garstyčių, na ir aišku druskytės pagal skonį. Pilnas receptas video eigoje ir video aprašyme. Į indą pilame aliejų, sojos padažą ir per presą išspaudžiame česnakų skilteles. Taip pat česnako skilteles galima ir sutarkuoti. Sudedame majonezą. Garstyčias skaniname pipiriukais ir druskytė, aišku, kiekvienas pagal savo skonį. Ir sudedame žalumynus. Pas mane šaldyti krapai, petražolės, raudonėlis ir rozmarinas. Viską labai gerai permaišome. Kalakuto šlaunį iš visų pusių pabadome peiliu, kad geriau įsigertų marinatas. Dabar visą kalakuto šlaunelę gausiai padengiame marinatu. Porą valgomų šaukštų marinato pasiliksiu, jame apvoliuosime bulves. Ir viską paliekame valandžiukai pasimarinuoti. Kalakuto šlaunelį ir bulvytės kepsime kepimo rankovėje.
Kepimo rankovę keliose vietose įkerpame ir mūsų gaminys skrenda į orkaitę įkaitintą iki 180 laipsnių ir keps 1,5 valandos. Po to kepimo rankovę perkerpame ir kepame dar 15 minučių, kad apskrustų. Štai toks skonis mums gavosi. Mėsytė minkšta, sultinga ir labai skani. Gero apetito ir linksmų artėjančių švenčių. Siūlau įdarytų bulvių receptą. Paprasta, greita ir labai skanu. Mūsų namuose tai pagamintos bulvės tiesiog išgaravo per kelias minutės. Pradžiai mums prireiks gerai nuplautų bulvių su lupena, svogūno, kelių morkų ir karšto rūkymo šoninės. Bulves užpilame pasūdytų vandeniu ir įsiunčiame ant viryklės virti. Bulves turi išvirti, bet nepervirti, kad nesukristų. Ir mes jas galėtume be vargo perpjauti per pusę. O mes tuo metu pasiruošime morką, svogūną ir šoninę. Sutarkuotas morkas apkepiname nedidelėme kiekyje aliejaus, kol suminkštės. Morkoms suminkštėjus į keptuvę keliauja supjaustytas svogūnas. Svogūnui suminkštėjus sudedame kubelį į supjaustytą šoninę ir pakepinam dar kelias minutės. Dabar prieskoniuojame. Aš naudoju tik juoduosius pipirus, nes šoninė suroka. Per tą laiką išvirė bulves. Dabar mes jas perpjauname per pusę. Ir šaukšteliu išskobėme vidų. Bulvių dalis, kurios buvo išimtos, aš supjausčiau kubeliais ir padariau mišrainę. Žodžiu, niekas neišsimetė. Ant bulvių sudedame troškintas morkas. Pabarstome tarkuotų sūrių. Ir siunčiame į orkaitę įkaitintą iki 170 laipsnių 20 minučių. Na, o štai toks skonis grįžo iš orkaitės. Labai tikiuosi, kad ir jums patiks. Tikrai puikus gaivus varškės pyragas su braškėmis tikisi jūsų dėmesio ir vertinimo. Belieka pakviesti gerą nuotaiką ir keliaujam kepti šį puikų pyragą. Mums reikės 200 gramų itališkų sausainių amaretini. Šie sausainiai būna įvairiose įpakavimuose. Esmė yra ta, kad jie turi amareto likerio skonį. Naudosime 75 gramų sviesto, 180 gramų cukraus, 8 gramus vanilinio cukraus, 40 gramų krakmolo,
Pas mane bulvių krakmolas, 4 kiaušinius, 50 gramų baltojo šokolado, 125 gramus grietinėlės, 750 gramų kreminio varškės sūrio ir 500 gramų braškių. Štai tokios gražuolės šiandien bus vienoje iš pagrindinių rolių. Sausainius supilame į šaldymo maišelį. Maišelį uždarome, o sausainius tiesiog mėsos plaktuku susmulkiname į trupinius. Šiaip šie sausainiai nėra trapūs ir juos susmulkinti reikėjo šiek tiek laiko ir kantrybės. Sviestą siunčiame į mikrobangų krosnelę ar ant viryklės, kad išsilydytų, o mes tuo metu paruošime formą. Formą pašlakstau vandeniu, kad neslankėtų įtiestas kepimo popierius. Ištirpintą sviestą supilame ant amaretinių trupinių, permaišome ir gerai perminkome, tiesiog ranka. Sviestas turi tolygiai pasiskirstyti, o sausainių trupinių masė turi tapti lipnia, šiek tiek panašiai į tešlą. Tai paruoštus sausainių trupinius tolygiai paskirstome formos dugne. Išlygintą masę gerai paspaudžiame, kad būtų stabilus pyrago pagrindas. Mano formos diametras yra 22 cm. Taip paruoštą formą išsiunčiame į šaldytuvą. Tegul pastoviai yra atvėsta, kol mes paruošime varškės kremą. Cukrų ir vanilinį cukrų suplaksime su kiaušiniais. Plakame iki baltos vientisos masės ir supilame grietinėlę ir krakmolą. Viską gerai permaišome ir po truputį vis pamaišydami sudėsime varškės kremą. Mūsų tikslas, kad masė būtų kreminė, vientisa, be varškės gabaliukų ir cukraus grūdelių. Grįžusios iš šaldytuvo formos kraštus patepsime sviestu ir supilsime varškės masę. Varškę išlyginame ir mūsų skanumyną išsiunčiame į orkaitę, kur pyragas keps apie 75 minutes 175 laipsnių temperatūroje, viršus apačia. Braškes nuplauname ir supjaustome plonomis riekelėmis. Taip kaip galime ir taip kaip mokame. Ir susmulkiname šokoladą. Jei jūs naudosite šokolado plytelę, bus gražu, jei ją tiesiog sutarkuosite per stambią tarką. Prabėgus 45 minutėms pyragą reikia uždengti foliją, kad jis nepradėtų degti, ir palikti toliau kepti orkaitėje likusioms 30 minučių. O štai toks gražumas ir skanumas grįžo iš orkaitės. Dabar jį reikia išimti iš formos ir leisti atvėsti. Bevėsdamas pyragas šiek tiek pasmuko ir įtrūko, bet tai ne bėda. Taip kartais atsitinka su varškės pyragais. Mes tą nemalonumą tuoj uždengsime braškėmis. Puošiame braškių riekelėmis.
Braškės turi pilnai uždengti pyrago paviršių. Manau, kad braškių ant varškės pyrago niekada nebus per daug. Skaniname su smulkintu ar sutarkuotu šokoladu ir mėgaujamės. Pyragas ne tik labai gražiai atrodo, bet yra labai gaivaus, puikaus skonio. Tokiu pyragu tikrai negėda puošti šventinį stalą ir vaišinti svečius. Garantuoju, svečiai bus maloniai nustebinti ir sužavėti pyrago skoniu, o šeimininkė sulauks ne vieno komplimento. Šiandien jūsų dėmesio ir įvertinimo laukia labai neįprastas margučių dažymo metodas su nagų laku ir eksperimentų mėgėjai galės pradžiuginti savo artimuosius spalvingais Velykų margučiais. Tad kaip visada mums prireiks geros nuotaikos, na ir šiek tiek fantazijos. Tai labai sena dažymo technika, kurios pagalba jūsų kūriniai bus unikalūs ir nepakartojami. Mums reikės įvairių spalvų nagų lako. Kuo ryškesnis lakas, tuo spalvingesni bus margučiai. Kietai virtų kiaušinių, dantų krapštuko, indų su vandeniu ir pirštinių. Na, o dabar tai, kas labai svarbu. Kiaušiniai turi būti sausi ir atvėsi. Į indą, kuris jau nebereikalingas, pripilsime kambario temperatūros vandens. Vandens temperatūra taip pat labai svarbi, nes šaltame ar karštame vandenyje lakas gali pavirsti plėvelę arba tiesiog nuskęsti. Imam įvairių spalvų nagų laką ir lašiname į vandenį. Mums reikia, kad lakas išsisklaidytų vandens paviršiuje. Dantų krapštuko pagalba suformuojame mums patinkantį piešinį. Ir dviejų pirštų pagalba atsargiai merkiam kiaušinį į vandenį, kol jis bus pilnai apsemtas. Ištraukiam ir laukiam, kol išdžius. Galima padaryti tokį stovelį iš kempinėlės ir dantų krapštukų, tada nereikės kiaušinio džiovinti rankoje. Jei turite fantazijos, galima padaryti įvairias gėles ar lapelius. Štai toks įdomumas man šiandien gavosi. Nebijokite eksperimentuoti ir būsite maloniai nustebinti puikių rezultatų. Belieka palinkėti puikios saulėtos pavasarinės nuotaikos ir įdomių idėjų ruošiant Velykų stalą. Iki.